Sveiki visi, esu Vaida Liulevičiūtė, studijuoju Vytauto didžiojo universitete, 3 kurse. Esu viceprezidentė Lipsoje, koordinuoju biuro komandas ir organizuoju pačius renginius. Jeigu kas nors manęs paklaustų, kas man yra Lipsa, pasakyčiau, kad Lipsa tai yra augimas, pažinimas iš tikrųjų ir kas svarbiausia, tai yra žmonės. Žmonės, kuriuos pažįstu ir kurie duoda labai daug. Vaida yra draugiška, Vaida yra aktyvi ir Vaida yra atsakinga. Balsuokit už Vaidą. Vaida. Iš tikrųjų, pirma mintis, kai pagalvoju apie Vaidą, kuri šauna į galvą, tai yra Vaida yra toks didelis monstras su 100 rankų, kokiam 4 akim ir labai didelė širdim. Tai rankos skirtos visiems darbam atlikti, kuriuos neapsijamo, o širdis tam, kad galėtų pamylėti visus žmonės. Mes su Liukute manom, kad Vaida turėtų tapti metų lipsietė, nes jinai labai daug stengiasi, jinai mūsų yra labai yra draugė ir mes ją labai mylime. Liuka? Pirma, jinai labai sunkiai dirbantis žmogus dėl šios organizacijos. Antra, jis sunkiai dirba, bet visada turi šypseną veide ir įkvepia kitus nepasiduoti sunkiuose darbuose. Trečia, tai žmogus, kuris visada žino, kur jis eina ir kaip gali prisidėti prie šios organizacijos gerbūvio. Labas, Vaida. Vakar kaip tik kalbėjom, kas galėtų už tave balsuoti metų lipsiečių postus. Ir kaip matai, stoviu čia aš. Tai kodėl tu esi to verta? Tai man atrodo dėl to, kad tu supranti tai, kas yra svarbiausia. Pirmoje vietoje yra žmogus, o antroje vietoje yra viską daryti su šypsena. Tiesiog tiek.